Laiškai sielos analitikui. Mizantropo užrašai. Pratarmė. Einu per gyvenimą ir pažįstu žmonės. Kuo daugiau juos pažįstu, tuo greičiau noriu sustabdyti šį beprotišką ėjimą. Tokia šizofreninė situacija labai primena mūsų absoliutų tikslą, kurio pasiekti mes ateiname į šį gyvenimą. Tai mirtis. Ir vis dėlto mes trokštame gyventi. Gyventi ir pažinti. Šiuose užrašuose nėra nieko, ką taip mėgsta šiuolaikinis žmogus. Tai yra nėra ir negali būti jokio pamokslo, spyrio į užpakalį, ar šiaip gyvenimiškos išminties, kuri turėtų padėti skaitytojui tapti sėkmingu, turtingu ir geidžiamu. Kaip tik priešingai. Mano aprašytos asmenybės ir istorijos – tai mano kelias, kuriuo einu kartu su skaitytoju, bandydamas suprasti, kodėl tiek daug žmonių yra visiškai automatai. Robotai, kurie kartais įgyja tiek daug materialinių gerybių, aukštus statusus ir pripažinimą visuomenėje. Tuo pačiu savo gyvenimą nugyvena visiškos euforijos būsenoje, dėka paprasčiausios savo sąmonės neįgalumo, moralinių ir dorovinių dėsnių nepaisimo ir taip paneigia ne tik intelektualinės, bet ir gėrio sąvokos prasmę. Tebūnie nors ir iliuzinės, bet gyvenimiškos laimės akivaizdoje. Taip pat pastarieji, būdami agresyvūs ir mizantropiški, nekenčia vieni kitų, bet tuo pačiu šlovina humanizmą, tiek daug kalba apie gerą valią, pagalbą ir užuojautą kitiems. Kodėl mes tokie esame? Kodėl užsiimame tokiais paistalais ir bergždžiai aukojame savo trumpą laiką? Kodėl taip nekęsdami vienas kito, kaip ir pačio gyvenimo, siekiame kuo ilgiau pratęsti šią agoniją? Skliaustasi. Jau tai tik intensyvus refleksas į sąmoningai suvokiamą pabaigą. Skliaustai užsidaro. Kodėl gyvendami, kad mirtume ir tai suprasdami? Skliaustai. Tai supranta naiptol ne visi. Galbūt čia daugiausia bus pasakojama apie visiškai nesusivokusius. Skliaustai užsidaro. Nepradėjome sąmoningai priimti šią dovaną ir prakeiksmą. Ir kodėl toliau aukojame savo trumpą laiką bergždžioms pastangoms atrodyti, kaip pridera, turėti daugiau už kitus, mėgdžioti ir konkuruoti, geisti ir neapkęsti. Ropšintis ant aukščiausio medžio miške ir net pavykus pasiekti viršūnę, vos dar randame savyje jėgų kelis kartus trinktelti savo į krūtinę kumščiais, tačiau iškart krentame žemyn į nebūtį. Tik šio kritimo metu suprantame, kad taip ir negyvename savo gyvenimo. Bet deja, laisvas kritimas tai tik akimirka. Apie kelią iki tokios akimirkos šiuose užrašuose. Dar geisdamas užrašyti keletą žodžių savo skaitytojui, ypatingai tam, kuris šios užrašus perskaitys iki galo, degu nekantrumu prisipažinti, jog nebijau būti pasmerktas dėl šlėkštulio, kurį nuolat jaučiu žvelgdamas į didžiosios dalies mūsų visuomenės veidus. Sakyti, jog suprantu, kad mažai kam rūpi mano nuomonė, tai reiškia nieko nepasakyti. Tik džiaugiuosi, jog toks masės susirūpinimas kitais atsiranda ypatingais atvejais, kuomet susidomėjimo objektas atspindi tą pačią masę, arba liudija jos poreikių ir svajonių vaizdinius, kurie niekaip nesusieja su manimi. Tai neverkšlenimas. Ir nesiekis būti išgirstam, tai poreikio rašyti išpildymas, kuris neturėjo gėdos būti paviešintas. Džiaugiuosi, jog dauguma užsivertusių įvairiais darbiniais reikalais, televizinėmis laidomis ir savipagalbos serialais apsiriboja rūpesčiais galvoti, ką apie juos mano kiti. Todėl atitinkamai, ką jie mano apie kitus, vargintis per daug nereikėtų. Toks ydingas ratas man kelia susidomėjimą, kurio pastebėjimai taip pat atsispindės šiuose tekstuose. Aš buvau sąžiningas su savimi ir tai man rodos kaip svarbiausias dalykas rašant, jokio sukčiavimo ir noro įtikti bei patikti. Mane vis dar kamuoja šis klausimas, ar man pavyko tai išpildyti iki galo. Bet kaip ten bebūtų, mano polėkis buvo patenkintas ir tikiuosi, jis neapleis manęs. Ir po to, kai užversiu šią knygelę dėdamas paskutinį tašką. Kodėl šiuos užrašus įvardinau kaip priklausančius mizantropui? Manau, pirmiausiai reikia atsakyti, jog mizantropas visai nebūtinai privalo šalintis visų žmonių, jausti nerimą, nepykantą ar net baimę, kuri būtų susijusi su žmonių giminė.
Gal net priešingai. Mizantropas atsiranda ten, kur bent jau pradžioje užgimsta filantropas ir tik vėlesnis nusivylimas dauguma tokį atvirą širdį ir naivų žmogelį paverčia mizantropu. Tačiau šis virsmas, mano galva, jau iš anksto yra determinuotas gamtos. Tiesiog sąmoningumas savo raidos etapais priveda prie jo palaipsniui. Ir visų pirma, tai susijęs su tuo, jog toks žmogus pasmerktas būti nesuprastas kitų žmonių, tai yra daugumos. Man atrodo, jog mizantropas yra ne tas, kuris šalinasi ar bijo žmonių, pirmiausia jis bijo savęs. O naivi meilė kitiems ir savęs ieškojimas atvirame pasaulyje neišvengiamai priverčia jį nusivilti savimi, o tik paskui kitais. Žinoma, jis tikisi iš kitų to, ką pats yra pažinęs ir kas jam padėjo kurti savo pasaulėvaizdį, dar darai nesaveikaujant su žmonėmis. Tai yra sąmoningumas, kuris nors ir ne visada, bet jeigu ir lemta jam užgimti, tai užgimsta tik su galutinė smegenų branda ir pilnavertė gyvenimiška patirtimi. Tuomet jis supranta, jog yra silpnas priimti tokį pasaulio paveikslą, kurio jis net nesapnavo vaikystėje. Dauguma žmonių apskritai nugyvena savo gyvenimą nesąmoningoje būsenoje ir nuo mažų dienų puikiai integruojasi į visuomeninį srautą. Taip niekada iš pagrindų yra neuždavę savo fundamentalių gyvenimiškų klausimų. Čia atsiranda kita problema. Kodėl klausimus kaip pavyzdžiui, kodėl aš gyvenu, kokia mano gyvenimo prasmė, kodėl aš elgiuosi taip, kaip elgiuosi, bet negaliu pasielgti kitaip ir panašiai. Mes vadiname gyvenimiškais, jeigu jie praktiškai neegzistuoja daugumos gyvenimuose. Paprasčiausias atsakymas būtų, nes jie yra apie patį gyvenimą, bet nėra jame. Nėra prigimtiniai. O neegzistuoja jie tik tol, kol mūsų gyvenime viskas gerai, arba jeigu mes nepajėgiame įvertinti savo problemų, net kuomet jos mums trukdo visų pirma dvasinėje gyvenimo plotmėje. Kažkas pasakytų, jog apskritai nėra jokios dvasinės plotmės daugelio žmonių savęs ir aplinkos pažinimo kontekste. Ir tokie terminai tai yra tušti paistalai. Tačiau istorija rodo, jog gyvenimo prasmės klausimas padėjo žmonėms išgyventi net tada, kuomet išties jokios prasmės atrodytų jau nebelikdavo. Ir kaip tik priešingai, kuomet šios prasmės nelieka, tai yra kuomet žmogus uždaro visus vartus šios prasmės paieškoms. Jis jau nebūdamas tas pats žmogus, per savo dvasinį kentėjimą palieka šį gyvenimą. Dieve visiškai nesusitaikęs ne tik su pačiu gyvenimu, bet ir mirtimi, kurią pasirinka kaip vienintelį sprendimo būdą nutraukti savo agoniją. Bet turbūt to nepakanka, kad skaitytojui būtų bent kiek aiškiau, kodėl tai mizantropo užrašai. Todėl verta konstatuoti faktą. Negaliu pamiršti šių žmonių, jų gyvenimiškų istorijų, kurios man atrodė tokios šlykščios savo beprasmybę ir kartu tokios įtraukiančios savo paprastumu, kurį norėjau patirti vėl ir vėl. Šie užrašai tai nėra mėginimas prisiminti, tai mėginimas pamiršti.